Na, sveiki, sveiki, čia Jurgita su Stitches and Coffee with Jurgita kanalu ir noriu pasisveikinti su visomis ir visais, kurie jūs pas mane pastoviai ateinate ir stebite mano video, nes nežinau, jau kiek čia metų aš juos vedu, bet taip noriu pasakyti atskirai sveiki tiems, kurie pirmą sykį netyčia arba kas nors rekomendavo ateiti pasižiūrėti pas mane apsilankyti. Tai mano kanalas taip ir vadinasi, tipo siuvinėjimas ir kava, nes labai mėgstu kavą ir norėjau jums parodyti šitokią kavą, kurį šį mėnesį aš gersiu po truputėlį. Tai aš kai buvau Mičigano mieste Indianoje, šiaip yra nedidelis toks kurortinis tik tai miestelis prie čia maždaug gerą valandą, kelios beveik valandos nuo Čikagos važiuoti. Ir radau tokią stiprią kavą, tipo tamsaus paskrudinimo ir nusipirkau pilnomis kavos pupelėmis, nes aš turiu, kur ten galiu namie pasigramdyti, kaip ten vadinasi, susimalti kavamalę ten tą ir galiu kokio nori tenais smulkumo pasidaryti, bet šitas tikrai yra toksai tamsus, jaučiasi tiesiog kvapas, kaip ir kad būtų padeginta tai daug stipriau ir taip pat yra labai stipri tokia kava gaunasi. Tai norėsiu kitas, kai tenais būsiu kažkada, norėčiau nusipirkti kitokio tenais pakepimo, pasižiūrėti, palyginti, kaip gaunasi palyginus su tokio tamsiu skrudinimu. Taip kad taip apie kavą. Na, o dabar pasižiūrėsime, ką aš pradedu kovo mėnesį. Na, kaip visada, bandau mėnesio pradžioje tai pasiuvinėti mano išlepintą vaiką. Yra Astos schema, jeigu norite, galite pas ją nueiti įsigyti. Ir aš kiekvieną mėnesį tam tikrą minimumas noriu kryželių padaryti šitam darbelėje, nes norėčiau labai būtų man fainai, man atrodo, jeigu 25-ųjų pabaigoje aš jį užbaigčiau. Na ir pažiūrėkim pirmiausia, kur aš pradėsiu. Tai štai kokį vaizdą prieš save dabar turiu. Moteris jau pilnai pasislėpusi, čia nais yra ir čia galas. O turime, palyginkime, kur yra berniukas. Tai nepabaigiau praeitas iki čia nais, kur yra medžiagos skiautė po tuo bliudeliu tenais ir pačiam bliudeliai tenais yra kai kur nepilnai išsiuvinėta. Ir čia matosi, kur čia bus. Na ir toliau aš eisiu, tai čia kaip virš jo riešo grinai, kur yra, tai šitą vietovę čia taip eis ir jau bus jos riešas grinai. Ir matosi, truputėlį buvau jau pasiekusi kėdės to apdengimo čia nais, bet nepilnai. Taip kad man atrodo, čia nais tas toliau ir eisis. Ir būtų vėl gerai, kad daugiau negu savo minimumą padaryčiau, tai reiškia pabaigoje nebus taip jau įtempta, ypač jeigu šių metų pabaigoje. Taip, prieš tai kelis metus aš stengiausi po 2 tokias eilutes daryti, bet dabar sakau, būtų gerai, jeigu ir daugiau negu 2 eilutes padaryčiau. Žodžiu, štai kur pradedu ir tada gal susitiksime su jumis jau, kai būsiu daugiau pasiuvinėjusi. Taip kad man čia užtruks ne vieną dieną, o jums tik tai, kaip sakant, blinktelėjimas akimis. Na, sveiki ir sveikos. Ir noriu parodyti, ką aš kaip tik gavau pačioje kovo pradžioje. Užsisakiau tokius rėmus, labai daug gerų atsiliepimų apie juos esu girdėjusi. Vadinasi Adjustive Frame. Jie yra naudojami kanvai, kur reikia ypač spec diksnelių, kur geriau neviniuoti, kaip sakant, darbo ant rėmų ten sukti, bet turi visą darbą ant rėmų laikyti ir ten su tokiais įspaudžiamais, kaip ir naknokiam, žodžiu, prilaikai tą kanvos medžiagą prie šonų. Ir aš ten turėjau tokį paprastesnį Edmunds, man atrodo, bet tenais dažnai negali pasireguliuoti, kad būtų geri įtempti lygus kampai. O šitas duoda tokią didesnę laisvę visą tai gerai ir įtempti. Iš pradžių kompanija šita buvo kaip ir vieno tokio žmogelio. Jisai pradėjo žaisti su mediena ir pradėjo daryti tokius rėmus ir siuntinėti. Ir kai jisai čia, praeitis, užpraeitis, kada čia praeitis gal metais pasimirė, tai galvojom, kad
jau nieks nebespės, kurie nebespėjo nusipirkti, nebegalės, bet nežinau, ar jisai prieš tai pardavė, spėjau, tokiam vyriškiui, tą, kaip sakant, biznį su visom licenzijom, ar ką tenais parduoti ar ne, bet žodžiu dabar yra toks žmogus, kuris irgi tai visą daro ir jie yra Mičigano valstijoje gyvena ir kas įdomu, tai galima, jeigu kokio nori specialaus tenais rėmo, nes ateina poros, pavyzdžiui, vertikalių, jeigu nori, bus kaip ir pora, ir horizontalių kokio nori dydžio. Ir jie pasakai, kokio nori dydžio, kur esi, ir jie tau išsiunčia, ir kai tik tai gauni tą savo siuntinį, tada tik tai jiems mokė arba per Zelę, arba per Venmo, kaip ir pervedimai, arba asmeninį čekį, jie nenaudoja kredito kortelių. Taip kad aš dabar gavau, tai reikės man siūsti čekį. Taip, va štai kainos kokios yra. Tai čia kaip skaitosi pagal dydžius kaip ir sugrupuota, pavyzdžiui, nuo 6 iki 10 colių, bet čia yra, kaip sakiau, arba po 2 gabaliukus eina, arba gali, ta prasme, pilną rėmą, bet tas pats yra kaina, kaip ir būtų 4 vietoj 2 kart 2. Ir, pavyzdžiui, reikia tau 12 colių, tai bus 13 už 2 gabaliukus. Ir kaip rekomenduoja, kad jeigu niekad prieš tai nepirkot jų rėmų, tai kad nusipirkti šitą kaip ir raktą tokį, va čia toksai paprastas raktas ir galima tenais rasti belikur, bet norėjau užsitikrinti, kad man tiksliai viskas gausis. Čia toksai, nežinau, kiek čia gaunas, 1, 2, 3, 6, lyg tai yra gabaliukai čionais, kaip ir kampai, šonai, ir yra mediena lengva, man atrodo, čionais pušies liktai, žodžiu, parodysiu, aš nusipirkau 2 pilnus rėmus, nes aš pradėsiu žaisti su tokia kanvos irgi darbeliais, specdiksniais visokiausiais, ir parašyta tiesiog, kad nesiųskite pinigų, mes padarysim, atsiųsim, tada tik tai atsiūs tau, va čia e-mailas yra, elektroninis paštas, tada atsiūs tau sąskaitą. Ir kadangi mano vienas iš rėmų buvo 25 colio, tai man turėjo naudoti va tokią didesnę specdėžę, tai man daugiau kainavo. Taip kad 2 rėmai aš nusipirkau 14 ant 25, tai vieną ėmiau 14 colių, kita yra 25 colių ir ėmiau 13 ant 13 colių. Čia šitoj grupė gaunasi taip ir dviguba, plus va šitą raktą. Tai atėjo labai greitai, man, kam sakyti, per, nežinau, ten 4 dienas į Ilinojus valstiją iš Mičigano, tokioje dėžėje, čia buvo su burbulinė ir taip pat čia su PS kompanija, va taip buvo paprasčiausiai kiekviena atskirai sudėta. Tai parodysiu, kaip ten viskas buvo. Tai buvo apvyniota su tokia paplastikinė, kad kartu laikytųsi. Va tokie gaunasi rėmai, po 2 gabaliukus, va čia parašyta 14 colių, va tokie yra, labai lengvi ir kažkiek tai nušlifuoti, bet nei glaistų tenais tuo apsaugojimu, nei dažais jokiais, nieko nėra padaryta, čia natūralus medis gaunasi ir štai kaip atrodo gabaliukas. O mano va 25 colių va tokio yra dydžio. Žodžiu. Tai kame įdomu, tai parodysiu toj kaip veikia. Tai yra šitas ir čia raktą va naudosim šitoj pusėj. Ir į tas vietas atsirėmė va tokie gabaliukai. Man tas buvo cedalis nušokęs vienas, taip kad reikia truputėlį atsargiau. Ir tas ten stumėsi medienos, kaip ir ta skylutė tokia būna. Ir jeigu nori išsilyginti, kad idealiai kampai ir ištempti tą kanvasą, nes kartais būna tiesiog, kad ir su tais įkiši ir vis tiek gaunasi nelabai įtempta, o reikia labai gerai įtempti. Taip kad pasižiūrėjus paprasčiausiai į nuotrauką šitokią, tai man gan greitai susimašiau jau, kaip reikia viską kartu sudėti. Čia matote, jie su to steipleriu prisegė, bet aš naudosiu tokius įkišti, parodysiu po to ten. Ir gan greitai gavosi. Tai kiek aš supratau, man tai buvo bent lengviausia padaryti vieną kampą ir kitą. Ir dabar
Tikiuosi matosi jo. Dabar kaip paprasčiausiai sudėsim, tai pritaikom prie skylučių iš abiejų pusių ir kartu va taip į viršų va stumiam ir jisai lenda. O jeigu matosi, kad nelygus kos kampas arba nori ištempti, kaip sakiau, va čia grinai yra šitas ir suki. Tai va čia stumėsi, va tolyn va matosi, didėja šitas tarpas, tai gali tada išsilyginti arba įtempti tą medžiagą. Nes taip atrodo toksai, va irgi tai juda, bet kai padėsi ir įsitemps, viskas susilygins. Žodžiu, bus labai įdomu pabandyti. Tai vienas vadarbelės bus toks, tai grinai Gayan Rogers. Man atrodo, čia tas per įkipai taip atrodo, tai reikės atgal prasukti. Žodžiu, aš pažaisiu, susilyginsiu ir pažiūrėsim, kaip einasi. Va čia susitraukė, jau tikiuosi jums matosi, kaip susitraukė viskas grinai vieną pusę. Pagaliukai tai čia vienur daugiau kišė, kitur kitaip, tai vadinasi, nežinau, ar ten jie buvo lygiai vienodį padaryti ar ne, bet štai kaip atrodo Adjust a Frame rėmas. Ir šiandieną yra kovo 8, tai norėjau visas jūs moteris, merginas, mergaitės pasveikinti su Tarptautinė moters diena. Ir žinau, ypač šiais laikais tai ir ne kad keista, bet toksai reiškinys, kai dabar turi vadintis vos ne kad įrodyti vos ne kad tu tikra moteris esi, tai žinau, nėra labai lengva. Kiti tenais tiesiog turi pavadinti jį, jinai ir taip toliau, čionais, bent jau angliškai, čia tokias nesąmonės darosi, bet tikiuosi, kad jūs šiandieną tikros moteris visos, kurias vadinatės moterimis, praleisite gražiai, o kaip matote pas mus tai yra lietinga diena, truputį atvėso, bet jau visi medžiai tokie jau išskleidė žydį tiesiog, nes pas mus temperatūros tai laksto tiesiog po trumpom rankovim lakstai arba ten su šilta striukė, vos ne naktį ten būna ten tik tai keli laipsniai, taip kad šokinėja. Bet norėjau parodyti jums tas dvi akis, kad vėl atsirado ir kiek žinau, mes čia gyvename jau kiek čia, gal 11, kiek čia metų, 13 metų, mes nusipirkome, tai gal 11 metų čia gyvename ir kiek žinau, tai čia nieko nebuvo pasodinta prieš tai anksčiau, tai tokie daug ryškesni atsirado požymiai ir taip pat kai kas dar už namų pasirodė. O pasirodė tai grinai, čia ta irgi linija vėl, ten anksčiau taip turėjom. Ir irgi nežinau, mes kompaniją tokią turime, kur praeitais metais intensyviai per visus metus bandė atsikratyti visų tų piktžolių, nors man tos kiaulpienės, tai žinau, yra ir sveikos, ir tiesiog maistų daryti, ir visokiausiam tokiam dalykam taip pat turėjome dobilėlių visokiausių, kur zuikučiai labai mėgo, bet mūsų šitam mikrorajone vadinamajam turi gražiai viskas lygiai būti, tai turėjom visų tuo atsikratyti, tai visus metus intensyviai kompanija dirbo. O ten, ką matote, čionais, tai yra tokia kaip ir vadinamoji, ten vos ne kaip golfo pievose būna tokia žolelė, jinai, kai žaliuoja, jinai labai graži, jinai yra minkšta, tokia neaukšta ir nesusibadysti, kaip sakant, kojų, jeigu nupjausi tą žolę. Ir labai malonu ant jos vaikščioti, tokia vos ne kaip ant samanų, tiesiog minkšta, bet iš kaimynų vis po truputėlį vis eina ir kaip matote tenais pasižiūrėtumėt, jeigu tose, kaip ten vadintųsi, čionais garažas čia, tai kaip yra visa ta teritorija, jie šiaip neturi pinigų, vos neprarado ta moteriškė to viso namo ir žemės, nes jos vyras ten kažkur, žodžiu, užsienį ar kur ten, jau kiek metų visą tą laiką sėdi ten Kaliūzėje ar kur tenais ir kaip ir jie yra musulmonai, tai iš Irano, man atrodo, kilę, tai vyras turėjo visą finansinės dokumentus pas jį, kaip sakant, ir jinai nežinojo vaikus augindama, kad jisai nemokėjo kiek jau metų tiesiog už žemės mokėsi, tai sužinojo tik tai, kai jau beveik, kai buvo grasinta atimti, tai šeimyna tenais greitai GoFundMe ten padarė puslapį, ten rinko pinigus, kad išmokėti
visas tas skolas, taip kad jie tikrai neturi pinigų, matote, ten užmesta kaip ir brezentas tas ant garažo, nes ten taip tiesiog griūna viskas, žodžiu, tenais šabakštynas toks yra, tai tikrai jie neturės pinigų visą tai atsikratyti, nes vienintelis būdas, kaip man buvo sakę, tai arba viską grinai taip stipriai labai išdeginti ten, kad niekas nebeaugtų ir tada atsodinti, arba viską iškasti, tiesiog paimti ir su kaip ir tais kastuvais ar ko nors, žodžiu, viską iškasti su visom šaknim, kad nieko neliktų ir tada vėl apsodinti, bet tai kainuotų, būtų mums kainavę minus kokie bent jau keletą tūkstančių dolerių, nes mūsų teritorija grinai baigėsi, kur eina čia truputėlį ant kalvos, tai vis plinta ir plinta. Kai žaliuoja, tai labai gražiai atrodo, o kai apdžiūnė, tai va taip negražiai yra. Taip kad jeigu jums įdomu, jeigu žinote, kodėl ta linija atsiradusi čia yra, arba ten tos dvi akys, parašykite man komentaruose. Ir pagaliau pabaigiau savo kovo mėnesio dalį. Tai štai kaip atrodo ir gavosi kažkiek tai virš 4000 ten tų kryželių, nes, kaip sakiau, tai man 3900 maždaug per mėnesį minimumas. Tai truputėlį paėjau į daugiau. Ir kaip matome, čia užbaigiau tą skudarą, kur buvo po lėkštute, nes buvo tai palikta praeitą mėnesį. Jo ranka visa jau yra šita užbaigta, kur laikosi ant tos kėdutės čionais prisideda. Ir moters ranka pilnai pabaigta ir dalis va čia va jos sijono yra dalies. Kaip matome va čionais, tai visa ta teritorija buvo išsiuvinėta grinai. Ir prasidės po to tenais vien tik tai ta moteris. Tai iš pradžių, kai siuvinėjau, taip iš arčiau, atrodo tokia ta abiejų rankos šiaip jau atrodo tokios dėmėtos, kiek čia tų tamsumų yra, bet šešėlį, kai visi tie krenta ir pasižiūri dar iš toliau, tai taip jau normaliau viskas atrodo. Čia šita spalva labai jums, kadangi lempa įsijungusi, dar labai šviečia. Tas baltumas, nes nėra taip grinai. Ir matome, kad toliau jau nebus taip tiesiog labai įdomu. Tai čia maždaug ta teritorija, tai bus jau balandžio mėnesį pagrinde jos, čia kaip irgi ten sijonas, kas čia yra paltas gal, ranka ir taip toliau. Tai čia nieko čia tokio nebus įdomu, kaip čia nais po to vėliau. Bet kovo mėnesis jau yra dalis padaryta ir atidėsiu aš šitą darbelį iki balandžio mėnesio. Ir štai kai dabar atrodo per tuos 3 mėnesius išsiuvinėta eilutė ir man atrodo bus dalis gegužės mėnesio, man atrodo aš nepadarysiu visas eilutės per vieną mėnesį, bet bus dalis gegužės ir šita eilutė bus pabaigta. Taip kad kol kas viskas einasi pagal planą, su truputėlį daugiau priedų ir tai mane labai džiugina, bet jau ir laikas padėti į šoną, nes jau daug dienų dirbau, nes neturėjau daug laiko siuvinėti ir atidėdu dabar pagaliau jau į šoną, nes norisi tikrai jau kažką kitko pasiimti, bet nesinori šito padėti. Man atrodo, žinote tą jausmą. Na, šiandien atėjo mūsų suknės iš, kaip tenais vadinasi, kaip ir vestuvių internetinis puslapis. Ir mes su dukra buvom nusprendę, nes abi užsisakinėjom suknes, jinai turėjo pamergės tokią suknelę užsisakyti, o aš kaip ir savo. Ir ten buvo galima tipo pagal tavo matmenis grinai pasiūna, ten kiek ten 10 ar kiek ten dolerių papildomai kainavo, truputį tipo ilgiau trunka ir pasirodo, kad atkeliavo iš Kinijos. Tai va tokioj dėžėj 2 suknelės ir pažiūrėkit, kokio tik tai dydžio gaunasi, ne? Ir va šitas nemokamai buvo kaip ir sukneliai pakabinti, toks ilgas gaunasi krepšelis, kaip ir maišiukas, iš tokios, kaip čia vadinasi, ne kaip ir plasmasė, bet kaip būna apsipirkimų maišiukai. Ir va mano suknelė įgrūsta va į tokį visai nieko toks tai kaip ir plastikinis čia gaunasi, nors su skylutėm kvėpuoti, bet padeda apsaugoti, čia mano va bus, kaip ir neivis skaitosi. Ir va čia dukros turėjau užsisakyti, jinai grinai tokia spalva, tai nuotaka
buvo davusi maždaug tenais pasirinkti iš keletą stilių, tenais ten iki kelienų arba iki žemės ten sukneles ir tik tai, kad spalva turėjo atitikti, tai jos čia bus kaip ir pamergės. Jaunos pamergės tokia suknelė, o čia va mano. Tai mano, aišku, daugiau kainavo negu jos ir pažiūrėsim šiandien, pasimatuosim, pažiūrėsim, kaip ar atitiko pagal matmenis mums, kad pasiuvo tas sukneles. Na ir šiandieną vis dar yra kovo 8, tai dar kartą sveikinu visas jūs su moters diena. Pas mus čia Amerikoje per daug niekas šito nešvenčia stipriai, kaip įprasta Lietuvoje ar Europoje, bet tikiuosi, kad gražiai praleidote šią dieną ir jeigu kas nors jūsų nepalepino, tai bent savo pasilepinot arba ten kur nors nuėjote atsipalaiduoti arba pasiėmėte įsipylyti kokį skanų gėrimą, ar tai kavą, ar kokią vyno taurę, paskaityti kokią knygą, savo atsipalaiduoti, ar žiūrėjote kokį YouTube kanalą ir kad atsipalaidavote ir taip savo laiką skirite. Taip kad tokią progą norėjau kažką pradėti ir vienas iš tų yra tokie kaip ir ornamentukai mažiukai. Žurnalas yra palauk, ne čia ta pradžia. Tai čia The World of Cross Stitching. Toks yra viršelis žurnalo iš Anglijos. Ir yra tokie parodyti du, bent jau galima visokiom spalvom, aišku, daryti, bet aš maždaug panašiai išsitraukiau spalvas. Ir matote, kad čia yra tokios pagrindinės 4 spalvų paletės. Ir aš galvoju, kadangi čia tokie mažiukai daikčiukai, tai čia nebūtina, kad grinai įsitraukti tą kareiniką arba tą Mill Hill karoliuką, bet galima kažką čia truputėlį pakeisti. Ir štai kaip nusprendžiau, pavyzdžiui, raudoną spalvą, aš stengiuosi ištraukti originalius ir po to pasižiūrėti, ar noriu tai pakeisti ar ne. O čia, pavyzdžiui, toksai raudonas gražus kreinikas gaunasi. Ir originalas koks turi būti Mill Hill. Ir čia taip pat turiu tokį mažesnį matinį, jau čia pigesnis čekų stikliukas, toksai matinis, jeigu norėčiau kažką truputėlį pakeisti, kad per daug nešviestų gal čia nais ar ką, taip, kad neblizgėtų. Pavyzdžiui, tokį galėsiu pasikeitimą daryti. Taip pat su žaliu, čia toks žalias. Ir toks Mill Hillas buvo parodytas, bet taip pat aš turiu čia truputėlį kitokią atspalvę, žalią spalvą ir tokią, matote, daug tokia tamsesnė, sodresnė, atrodo kaip viduriukas visiškai tamsus jau. Čia toks yra, galima ir tokį pabandyti, kaip ir pabandymui, kaip sakant. Tai čia galima įvairių daryti, man atrodo, tie darbeliai nėra siaubingai tokie dideli, kad jau ten kažkas siaubingai matytųsi. Taip pat iš mėlynos, tokios karališkos mėlynos spalvos, aš neturėjau gero tikro Mill Hillo, bet išsitraukiau va čia įvairių atspalvių ir mėlynus karoliukus. Čia, man atrodo, truputėlį skiriasi. Čia delika yra, o čia vamijukė yra, bet tokie daugiau violetiniai. Tai gal aš iš vis vietoj mėlynos paimsiu kokią violetinę, tada gal spalvą pakeisiu. Kaip sakiau, pažiūrėsim. Jau kai pradėsiu aš tada siuvinėti, tada sugalvosiu, kaip ką daryti, nes nebūtina man šitą paimti. Na ir iš geltono, tai aš turiu 3 rūšių to auksą, kaip matosi, High Luster, tai super blizgantis, po to yra Blending Filament ir paprastas, tai galima ir šitai pabandyti, tokius bandymus, o iš stikliuko, tai čia irgi turiu mijukį ir originalą, kaip ir buvo siūlyta šitų. Taip, kad sakiau, pažiūrėsiu, kaip manaisis, aišku, abiejų iš karto nedarysiu, ar ten 4 gaunas, ar kiek tenais. Man atrodo, ant žurnelio viršelio netgi buvo va čia parodyta. Pagrindai tokie įvairūs
kabantis iš įvairių spalvų. Taip kad, man atrodo, aš galėsiu čia pasižaisti ir bandymus visokiausiam pasidaryti. Neturėtų būti super dideli, kokio čia dydžio gaunasi. 41 ant 41. Taip kad turiu užtektinai 28 kaunto medžiagos. Luganos ir Jobolan ir baltos spalva ir viskas atitiks normaliai, galėsiu pasižaisti tada su tokiais. Taip kad pradėsiu šiandieną, neaišku, kada užbaigsiu, bet noriu nors pradėti ir nežinau, kokią spalvą pasirinksiu, gal užsimerksiu ir kur bakstelsiu tą ir paimsiu pirmą spalvą. Taip kad dabar pradėsiu, atsikirpsiu medžiagos gabaliuką ir pradėsiu siuvinėti. Ir grįšiu tada pas jūs atgal. Ir aš nusprendžiau pirmiausia pradėti nuo, kaip aš vadinu, žaliojo ornamento. Ir dėl to, kad daugiausiai matosi čia aplinkui žalį, ten raudoni, tik tai kaip ir akcentai ir aišku su geltonu, ten tas auksinukas tai visur bus, bet pagrindas bus žalesis. Ir šį kartą pasirinkau tuos paprastuosius čekų stikliukus ir jie, regis, yra truputėlį mažesni kaip ir petit, ypač tie raudonieji. Ir geltonuosius buvau pasirinkusi taip tikruosius Melhill, kokie pasiūlyti ir pažiūrėkime, kaip dabar atrodo po vieno to vakaro. Tai pradėjau per viduriuką maždaug ir ėjau į šoną, tai čia jau galime sakyti kraštas gaunasi kairysis ir kampas visas, tai maždaug taip ir bus kiti 3 dar kampai, kiti 3 kraštai. Tik tai tiek noriu pasakyti, kad kadangi raudonieji ir žali ir nėra irgi tokie dideli, tai pagrindė turėjau truputėlį problemą su auksinukais Melhillų, nes jie yra didesni ir kaip žinote, kad ir 28 kaunte, bet vis tiek tokio medžiagoje jie yra truputėlį didesni. Ir man reikėjo po to ten atsargiai žiūrėtis, kur kišti adatą, nes jie jau netilpo savo tokiam langelį mažiukime 2x2. Ir kad nepraleisčiau tenais, nepersiskaičiuočiau, kad čia būtų užtektinai vietos tarp jų, nes pavyzdžiui, va čia turėtų būti pilnas X turėti su krainiku, bet nežinau, kaip atrodys. Taip kad nors atsikirpau medžiagą 4 gabaliukams, bet nežinau, gal šitas bus vienintelis, kurį darysiu ant šito, po to gal pasiimsiu 25 kaunto medžiagą, nes ten, kiek esu girdėjusi ir žinau, tai geriausiai karoliukai paprasti 11 dydžio išsilaiko ir gražiai sugula. Bet sakiau, pažiūrėsiu po šito, kai pabaigsiu, ar verta man pereiti, ar galėsiu ir toliau taip su 28 padirbėti, nes, kaip sakiau, daug aš 28 kaunto medžiagos turiu. Tai štai kaip dabar atrodo ir tai, galim sakyti, 1/4 esu padariusi, tai jeigu dar 3 kokias dienas arba naktis čia padirbėčiau, o taip po truputėlį padaryčiau pilną tą mažiuką ornamentą. Taip kad tiek šiam kartui, gera pradžia padaryta ir pažiūrėsim, nežinau, kada aš jį išsitrauksiu sekantį kartą, bet štai kaip atrodo, naudojau tokį organizerį, tą vadinamą, bet tik tai tiek, kad aš neturiu uždengimo šito magneto, taip kad po to pasidėdavau, kaip prisidėjus, tai čia tiesiog pasipyliau tos po truputėlį visus spalvų karoliukus ir siuvinėjau, nes čia kaip ir tas būgnas grinai gavosi, tai medžiaga, tai sėdėjo gražiai tie karoliukai. Bet pradžia padaryta ir tiek gerai. Ir kadangi šiandieną yra 9 kovo mėnesį ir aš žinau, kad pradėjusi šitą Baltijos jūros mandalą pagal Chatelain kovo 10 prieš tai, taip sakau, nors apie tą laiką, kai jie supradėjusi, reikia būtinai pasiuvinėti. Taip kad šiemet išsitraukiu šitą darbelį pirmą kartą. Ir visą tai, ką matote priešai save, čia kas rėmose telpa, tai iki šio karto esu viską tą išsiuvinėjusi ir tai yra nedaug palyginus padaryta. Kaip matote, ten daug yra tuščių vietų ir pačiam viduriuke ir visur. Tai paskutinį sykį, kai prie jo priėjau, tai darbavausi šitoje teritorijoje, šitoje pusėje.
ir dariau tik tai kryžiukus, tai pilni kryželiai, ketvirčiai, tai va štai kaip padaro grinai tuos išraitytus langus arba kaip kad katedros tokio stiliaus langus. Ir naudojau tik tai DMC siūlus ir šilkinius kai kurios siūlus, kuriuos tenais reikėjo šitoj vietoj. Tai čia visiškai nėra nei jokių tenais kaip ir krainikų tenais Rainbow Gallery ir nėra jokių spec dygsnelių dar padaryta. Užtat čia irgi taip yra tuščia čionais šitoj vietoj, nes irgi tenais turi spec daug dygsnelių būti. Tik tai matosi truputėlį, kad šviečia blizgučiai truputėlį. Bet taip po viso to dar bus ir visokiausi ten krikštoliukai tenais, visokiausi karoliukai, taip, bet tai darysiu jau pabaigoje. Ir taip pat, kaip matote, tai kas čia yra išsiuvinėta, o kitoj pusėje dar yra tuštuma. Ir kaip visada pritraukiu, kaip sakant, iš padėvėti parduotuvių gerai po to išplautas tokias pagalvių užvalkalus, kad stengiuosi apsaugoti iš šonų, kad tenais neprisiliestų, nes jau turėjau vieną tokią mažą dėmelę ir šiaip nežinau, ar man išeis šitą darbelį plauti, bet tikiuosi, kad galėsiu kažkiek praplauti. Ir toliau tvarkausi savo kambarį čionais, kai man vyras sudėjo naują kompiuterį, gavau 2 monitorius, vieną tokį iš uošvinės, kur buvom paveldėję tokį seną, tai viskas buvo sumesta, sugrūsta į vieną vietą ir bandausi susiorganizuoti mano stalą, bet jau neužilgo tikiuosi ir galėsiu visą sudėti, visus tos video. Reikia man tą naują programą išmokti, kurią tik tai šįryt vyras galėjo be problemų įdiegti mano kompiuterį tenais video. Tai pažiūrėsim, kaip tenais viskas eina su tuo. Taip kad tikiuosi nors kelias dienas pasiuvinėti minimum, tai turbūt toliau čia tęsiu šitoj pusėje, tenais gal dar neprieisiu nei karto turbūt, bet pilnai bus daug darbo čia. Taip kad grįšiu pas jūs jau tikiuosi su vaizdiniu padidėjimu. Na ir pažiūrėkime, dirbau virš 4 dienų prie šito Chatelaine darbelio Baltijos jūros mandalos arba Ostsee ir pažiūrėkim, kaip man gavosi. Visų pirma, tai buvo labai įdomu, kai pradėjau daugiau studijuoti popierinę schemą, palyginti su tą, kuriuo turiu Sagoje nusipirkusi. Ir liktai kažkaip pradėjau žiūrėti pagal aprašymus, nes ten Martina buvo prašysi ten kairiam name, taip darysi, dešiniam name taip. Ir pagal tos aprašymus kažkaip tai man susidarė tokia nuomonė, kad nuotrauka turėjo būti va šitaip, kad šitas namas turėtų būti viršutinis, o va šitas, kad į kairę pusę, nes pagal aprašymus ten tos balkonus, nors čia irgi keletą balkonų yra ir tenais kokius spec dygsnelius reikia daryti, tai buvau tiesiog truputį sumaišyta su tuo, bet mano Sagoje tai ir yra va taip grinai schema padaryta, tai taip aš buvau pradėjus siuvinėti, nes pasižiūrėkime, tas namelis va grinai va čia yra, ar ne? Na ir pažiūrim tada, ką aš esu padariusi iki šio momento. Tai pagrindė susikoncentravau šitoj pusėje, kaip ir buvau galvojusi. Ir pirmiausia pažiūrim tą aplinkui bordiūro, kaip sakant, tai padariau spec dygsnelius, tenais, aišku, ten ne kreiniką, bet Petit Treasure Braid tą naudojau, ir va čia tokie gavosi kaip fenas, užpildymai grinai čionais, ir toliau ėjau į viršų, ir čia pasižiūrėkime, irgi buvo su tuo blizgučiu tokie Rhodes dygsniai padaryti. Ir šalia labai toksai įmantrus, keistas dygsnelis, kad kaip ir padarai, kaip ir X, po to kiekvienas kampas turi po 2 mažiukus, kurie susijungia, ir pliusiukas per viduriuką. Tai nebent taip iš arčiau žiūri, o taip tai, kai atitraukia, tai atrodo tik kažkokia makaliūzė, tik tai viskas grinai. Ir po to labai daug dirbau prie šito namo ir pasižiūrėkime, kai viskas buvo išsiuvinėta, beje, čia turėjau išardyti iki maždaug čia
dvi spalvas, nes kai pradėjau biesą daryti, pastebėjau, kad aš truputėlį sumaišiau, kur būna čia tokie tamsesni su šviesiu. Tai padariau vieną eilutę tik tai tamsesnio ir po to šviesų ir taip buvo nelygiai. Tai reikėjo man susižiūrėti iki pačianais išardyti tą pačią viduriuką, nedaug, bet reikėjo ten labai atsargiai, nes buvau užkabinusi jau pasiuvinėtą siūlą kitur, tai persiuvinėjau tą. Ir matome čionais šitą Algerian Eyelets, kaip vadinasi, su skylute, kaip sakant, viduj, kur patempi. Tai aš šitą dariau ir perėjau į dar kitus du namus. Tas kaip žemės bordiūras gaunasi, pabaigiau šitą. Taip pat, va čia tokie rauds buvo ne vienoje vietoje, čia irgi taip pasikeičiančių tuo siūlų. Čia buvo, po to čia tokie mažesni gavosi, labai gražus perėjimas gavosi su tais net butterflies, wild colors ten šilkiniais siūlais, čia tas pats buvo. Ir šituos, čia kaip ir šonuose namo bordiūras gaunasi, kadangi galima belė kaip paskutinį tą dygsnį dėti, žiūrint į kurią pusę. Tai aš taip sugalvojau, kad kadangi yra kaip prie kiekvieno namo iš abiejų pusių, tai kad aš taip darysiu, kad iš kiekvieno namo iš šonų va šitaip eis. Tai kadangi čia kairė pusė, tai eis į lauką, kaip sakant, ir taip pat šitam name padariau, kad iš vienos pusės taip eina, matosi čia, iš kitos taip, ir taip pat padariau jau dešiniam šone, kadangi žinojau, kur turi būti ir taip toliau. Po to, kai visą tai išsiuvinėjau, tai, o čia dar irgi truputėlį rauds yra, ir tada perėjau prie bieso, čia buvo labai daug įtempto darbo, dviejom spalvom tik tai buvo biesas, baltas ir juodas. Tai B5-200 ten buvo ir juodas grinai. Tai matosi čia kaip eina apėjimai visur, po to su juodu. Ir toks va gaunasi čia dar rombas šitam kaip ir balkonika, kaip čia nes gaunasi. Ir po to dėjau, iki čia užsibaigė man baltas siūlas, jau naujo tiesiog jau net neėmiau. Ir toliau, kai jau čia, galim sakyti, jau namas kaip ir visai užbaigtas, šiandien truputėlį, nežinau, tenais vienos spalvos ar dygsnys kažkoks gausis, ar karoliukai. Karoliuko aš dabar niekur nedarysiu, bet pabaigsiu visus kryžiukus, pusiau kryžiukus, ketvirtinius, spec dygsniukus ir taip toliau ir tada. Ir tik tai dėsiu tuos karoliukus. Na, toliau, kai čia perėjau, po truputėlį pradėjau pildyti kryželius ir taip pat čia matosi va šitie, kaip ir lapeliai, čia su vienu siūlu viskas daroma pereinančia tokia spalva. Ir buvo iš tikrųjų, tai čia daug kur, va taip kaip ir du langeliai paprasti, tušti. Ir kaip ir buvo pažymėta, tai atrodo grinai, kad kiekvieną langelį turėjai atskirai taip įstrižai padaryti, o po to ten kaip ir perdurti su kitu. Iš pradžių taip aš keletą buvau padarius, bet kažkaip man žiūriu, ne taip gražiai atrodo. Ir tada matosi, va čia grinai tokie kampučiuose, tai buvo kaip ir pusiniai likę. Ir po to visus kitus va taip tiesiai ir variau nuo vieno krašto iki kito krašto. Na, aišku, čia nais yra ir paprasti tenais vieno langelio matmenys, kaip sakant, bet daug kur va taip, kad susijungi tiesiog keli, tai ir nusprendžiau tokius ilgesnius padaryti. Ir ėjau iki viršaus ir matosi čia vienas paukščiukas jau kaip ir pradėtas petitus siuvinėti. Ir šitas jau beveik užbaigtas. Čia, man atrodo, dar dvi spalvos liko, pilnais kryželiais siuvinėti. Ir toliau tenais, žodžiu, pildau po truputėlį. Čia, pavyzdžiui, vienas kryžiukas tik tai vienos spalvos iš vis likęs. Ir štai kaip dabar viskas atrodo. Tai matosi, kad truputėlį ėjau jau į kitas pusės, bet pagrindas buvo grinai šitoj pusėje. Tai galvoju, gal kitas sykį aš tada jau čia toliau eisiu ir čia viršų pabaigti ir jau eiti po truputėlį į šitą pusę. Tai kiek žinau, kad čia dar bus tokie kaip ir, čia buvo tokie kaip ir drugeliai, ne drugeliai, tenais irgi išsiuvinėjami. Ir aš to dar nesu užbaigusi pilnai, čia nais irgi matosi. O, rodau ir nusukus kamerą. Tai čia truputėlį va, kažkokie tokie va, dar bus, bet kaip matote, čia labai daug bus spec dygsnių, tokių kriaukrelių, ten ir krabas toksai bus, ir ten ko tik tai nėra.
Ir čia užtat labai daug va šitoj vietoj per viduriuką yra vietos palikta, nes bus grinai spec dygsneliams. Ir čionais, ir žodžiu, čia dar daug tokių reikės dar naujų, dar pasimokinti dygsnelių, bet man atrodo bus labai labai fainai. Bent jau ką žiūrit, labai gražiai viskas yra, daug į ką galima žiūrėti ir dar daug darbo liko, bet jau perėjau 20%, tai čia man labai liuks, nes pradėjau, kiek čia buvo, gal virš 16 ar kiek ten procentų, ar beveik 17. Tai žodžiu, po truputėlį štai kaip man einasi ir nesulaukiu, kol kitas iki įsitrauksiu. Tikrai sunku buvo man jį atidėti dabar į šoną, bet kiti darbeliai irgi prašosi ir laukia, ir nauji pradėtukai norimi, ir toliau tęsti kitus darbelius, bet nepaliksiu savo mandalus labai ilgam. Tikiuosi nors dar vieną kartą šiais metais įsitraukti, irgi padirbėti kokias 4-5 dienas prie jo ir tada pamatysime vėl toliau didesnį rezultatą. Tai štai kiek dabar turiu su Chatelaine. Ir dabar yra vakaras 13 kovo ir už lango jau prasideda kaip ir audra tokia po truputėlį. Buvom netgi gavę perspėjimą oro prognozės, bet žinau, kad aš jau neisiu niekur šiandieną, tai nusprendžiau, kad geras laikas būtų kažką naujo pradėti. Ir tai bus, ką išsitraukiau, Mill Hillo, čia tipo sagos ir karoliukai, rudens serija, Cappuccino. Ir aš jį jau buvau išsiuvinėjus vieną sykį, kai šiaip skridau netgi lėktuvu į Lietuvą ir atgal. Ir aš jį padovanojau, pabaigtą darbelį, buvau nupirkusi ir rėmą ir viską, padovanojau vienai iš draugių. Ir turėjau truputėlį likučių likusi ir kadangi šitą aš savo originaliai, tai turėjau nusipirkusi savo, o ne kažkam kitam, tai noriu savo išsiuvinėti. Tai Cappuccino tai yra vienas iš kelių tų serijoje ir kaip matote, čia ir telatė tas yra. Ir aš galvoju, gal abudu išsiuvinėti, man tik tai reikės šitą nusipirkti dar ir tada jau turėsiu pilną rinkinuką. Ir ką toliau, šiaip rinkinį įeina perforuotas tas popierius, bet aš jo nenoriu naudoti, aš medžiagą naudosiu šį kartą. Ir va štai kiek lygiai yra man nuo pirmo sykio va šito siūliukų, ta prasme karoliukų. Žinau, kad kažko turbūt man reikės iš naujo dar dasipirkti, bet čia yra Mill Hillas, tai neturėtų būti super sunku. Ir kai kurie buvo gan nemažai išnaudoti ir čia va senai jau turėjau tokį laikiklį, tai nors išsisaugiau ir kažkiek tai siūlų, tai čia DMC siūlai, tai man irgi neturėtų būti problema. Ir vietoj perforuoto to popieriaus aš galvoju, buvau originaliau pasirinkusi kitokią medžiagą, bet šita medžiaga buvo balta, 28 kaunto Jobolan ir aš jį buvau nusidažiusi su arbata ir kava, ten kiek maždaug 5 tenais juodos arbatos maišiukus tuos su vienu mažiu pakučiu juodos tirpstančios kavos buvau užvirusi, įmetusi keletą medžiagos gabaliukų ir taip palaikiau, paviriau truputėlį ir po to padžiovinti, tai įmečiau grinai į džiovyklą skalbenkėje. Ir štai kaip gavosi, pas jūs jaučiasi truputėlį taip pabalinta tokia spalva, iš tikrųjų ir net truputėlį tokia rudesnė, negu kas jų matosi, bent jau per kamerą, kaip žiūriu. Ir galvoju, kadangi čia dar ir kava prisidėjo prie tos spalvos, ten truputėlį dėmių buvo, nes aš buvau dar įpėlusi acto, tai dasilėtė turbūt prie medžiagos, kad susilaikytų tą visą tai. Ir kaip sakiau, kadangi buvo truputėlį kavos ten įdėta, tai gal būtų visai nebloga medžiaga Cappuccino kavos darbelių daryti. Ir jinai šviesesnė negu tenais tie perforuota popierius, bet galvoju, man atrodo, tikrai turėtų užtekti, nes tos kelios šviesesnės siūlų tų spalvos turėtų būti apgaubtos, kaip sakant, su tokiais tamsesniais, tai nebus labai, man atrodo, taip ir blogai. Ir aišku, čia nemažai bus karoliukų, širdutė, tai kažką kito gal sugalvosiu, pasižiūrėsiu, kur nors įsigyti, ar pati pasidarysiu širdutę iš
kaip ten vadinasi, to molio. Bet pažiūrėsiu iki to laiko, adatas buvo užsilikusi čia įsikišusi grinai siuvinėjimo ir karoliukams adatėlės ir noriu šiandieną pradėti ir pasižiūrėsim, kaip eisis. Medžiagos gabalą, kurį čia turėjau, nusidažiusi kitam dalykui, tai man truputėlį biškai per tamsus gavosi tam dalykui, tai 14 colių gaunasi pločio ir ten didesnės dvigubai ilgis. Bet kadangi kapučino turėtų būti ant 14 kanvos, tai apie 5,5 colio, 12,7, 12,7 cm, o šitas yra 14, tai galvoju, jeigu aš per pusę tai padalinsiu ir gausis tada mano išsiuvinėtas darbelis su maždaug 1 colio iš abiejų pusių dar papildomai. Ir tada, nežinau, ar aš čia suplanuosiu įdėti į tokį rėmelį, ar truputėlį tokia išgaubta, ar kaip ir gal tie flatfold, kaip vadinasi, be rėmo padaryti, gal savo rėmą, kaip sakant, pasidaryti, ar kaip ir pagalvėlė, to dar pilnai nenusprendžiau, bet noriu nors pradėti ir galvoju, kad 1 colis man turėtų užtekti šitam, nes čia nors yra, kiek čia gaunasi, po pusę, man atrodo, čia tik tai colio duota ant popieriaus, tai aš su 1 colio ten truputėlį daugiau. Mano va čia prie kompiuterio monitorių, mano kavos tas džiava yra ir mano jūrinis ir mano drakonas, žodžiu, mano tokie darbiukai sėdi dabar, mane džiugina ir noriu dabar pradėti aš kapučino, pasitaisysiu dar kavos, nes orai tikrai su mano galva žaidžia, slėgis keičiasi ir mano galva į tai reaguoja, taip kad pradedu šitą darbelį, tikiuosi šiais metais jau pabaigti, po truputėlį siuvinėjant. Taip kad štai mano kapučino pradžia. Ir štai kiek padariau dabar po 2 dienų siuvinėjimo. Ir štai kaip turėjo atrodyti ir kaip man gavosi. Ir pas jūs truputėlį vis dėlto blankiau matosi šviesesnė tokia medžiaga. Bet štai kaip yra. Ir aš nusprendžiau, kad pabandysiu šį kartą siuvinėti su 2 siūlais vietoj rekomenduotinų 3, nes originaliai aš siuvinėjau su 3 siūlais ir dariau ant to popieriaus, kaip čia, iškarpyto popieriaus. Ir dabar pagalvojau, kadangi čia yra 28 kaunto irgi medžiaga, bet aš ją kai pavirinau ir įdėjau į džiovyklę su karštu oru, tai galvoju, medžiaga turbūt dar truputėlį susitraukia, tai gal visai nieko atrodys, jeigu siuvinėsiu su 2 siūlais. Ir štai kaip matosi, labai jau arti pritraukiu, man atrodo labai neblogai viską apdengia 2 siūlai ir man atrodo viskas gerai. Tai nusprendžiau pabandyti, kad siuvinėsiu viską kol kas iš tų siūlų, kas buvo likučiai iš rinkinio ir pažiūrėsiu ir parodysiu jums taip pat, kaip man gavosi, kiek aš galėjau išsiuvinėti iš likučių. Na, aišku, jeigu pirmąsyk būčiau siuvinėjusi 2 siūlais, tai galbūt užtekė pilnai 2 darbeliams, bet kol kas aš jau pabaigiau 2 siūlus, 2 spalvas ir pažiūrėsim, kaip toliau eisis, bet dabar jau matosi, kad grinai kapučino, kur raidės tuščios paliktos, tai ten bus grinai vien tik tai karoliukais siuvinėjimą ir čia kai kurios vietos irgi bus karoliukais siuvinėjimą, bet jau galima atpažinti, kur kavos pupelės čia bus tos visos šonuose. Ir kur podelių jų tie dūmai, ne dūmai, kaip ir čia garai yra, jau truputėlį siuvinėjęs ir jau rankeną galima irgi atpažinti iš tos vietos. Bet štai kiek yra ir pagal skaičiavimus, tai truputėlį mažiau negu trečdalį esu išsiuvinėjusi. Ir manau, kokius 2-3 kartus, tai po kelias dienas atsipalaidavus siuvinėjant, turėčiau jį pabaigti. Ir taip pat bandysiu ne tik tai su siūlais, bet ir su karoliukais daryti. Ir pasižiūrėsim, kaip gausis, kiek man dar reikės pridėti tų visų karoliukų, bet bandysiu viską kol kas pirmiausia padaryti, išsiuvinėti su tuo, kas buvo rinkinyje ir parodysiu jums taip pat. Taip kad štai tiek turiu savo naujam darbelį, kapučino, 2 kartą darau ir pažiūrėsim, kaip eisis kitą sykį.
Ir sekantį darbelį, ką aš nusprendžiau pasiimti, tai mano mėnesinis darbelis. Kiekvieną mėnesį aš tam tikrą minimumą siuvinėju ir buvo planas šiais metais pabaigti iki metų vidurio šitą darbelį, bet tikiuosi dabar, kad jau galėsiu pabaigti ir anksčiau, nes per tuos kelis mėnesius aš labai pastumiau save daugiau siuvinėti ant šito ir parodysiu tuoj, kiek man liko. Tai matote pagal tuos parkinimo taškelius, kur mano siūlai sukabinti ir kiek maždaug yra likę. Priminsiu, kad ypač tiems, kurie nesenai tik pasijungė žiūrėti mano video, kad aš jį buvau pradėjusi nusipirkusi iš Heaven and Earth Designs ir buvau pradėjusi siuvinėti ant 14 kaunto medžiagos, kuri pati buvau nusidažiusi tokį pilkšvą spalvą. Ir siuvinėjau su 4 siūlais pusiniais, buvau užsiuvinėjusi maždaug čia kur po jo nosimi, visą cielą pilną eilutę truputėlį čia. Medžiaga buvo labai tokia laisva, tampanti tokia, tai jau matėsi, kad tiesiog pati medžiaga buvo persikreipusi su tais pusiniais, bet nusprendžiau, tuo metu, kol aš pabaigsiu aš visą tą darbelį, gal po to neužilgo kraustytumėse į mažesnį namą, taip kad man reikia sumažinti dydį šito paveikslo. Ir tada nusipirkau iš Astos schemą. Ir jos internetiniu puslapis vadinasi schemų skrynelė. Ir ten mažesnė išmera pačios schemos tai yra ir aišku blendų čionais yra pas ją, bet tai ir sudaro geresnį grožį. Ir aš pradėjau siuvinėti ant 16 kaunto pilnais kryželiais vietoj 14 kaunto pusiniais kryželiais su didesnė schema. Tai, pasižiūrime dabar, kas man liko išsiuvinėti. Tai nieko labai įdomaus nebus šios paskutinius kelis mėnesius. Tai pagrindė čia jos bus plaukai šitoj vietoj ir ten prasidės toliau plunksnos. Tai aš pagrindė pasiimu maždaug 3 ant 5 gabaliukų per kartą siuvinėju, po to perinu į kitą, bet čia jau tik tai virš 3 liko, 3,5 maždaug žemyn, tai maždaug paimčiau taip ir taip gabaliukų siuvinėčiau ir jau tas paparkinimas vadinamas siūlų palikimas, stovėjimo aikštelė, kaip sakant, jau turės pereiti į dešinę ir užsibaiginės jau daugiau ir daugiau siūlų, ypač kai tie šviesus, man atrodo, čia pagrindė visi užsibaigs atspalviai. Tai nežinau, kiek padarysiu, nes per tuos 2 mėnesius aš išsiuvinėjau pilną eilutę. Taip, kad čia dar mažesnė netgi stulpelių grupė liko, taip, kad pažiūrėsim, kaip man eisis, bet stengsiuosi, būtų labai fainai, jeigu galėčiau pabaigti jau balandžio mėnesį, turėjau pasiskaičiuoti, jeigu balandžio mėnesį galėčiau viską pabaigti, nors vestuvių pasiruošimas bus įtemptesnis, nes sūnaus vestuvės balandžio vidury yra ir daugiau pasiruošimo reikės, tai nežinau, kaip ten gausis, bet būtų labai fainai pabaigti jau per šitą ir kitą mėnesį visą tą eilutę, visą tą darbelį ir parodyti ir jums, ir savo pačiai jau kaip visas atrodys. Baigtas. Taip, kad pradedu ir pažiūrėsim, kiek man gausis. Ir štai po kiek dienų čia įtempto siuvinėjimo, štai kaip dabar turiu. Tai matote, kad didesnė pusė dalis visos eilutės jau yra išsiuvinėta. Ir taip pat aš tuos kabančius visus siūlus jau čia užbaiginėjau ir palikau taip, kaip čia matote. Aišku, čia jau jos čia kur plaukai buvo, tenais pasipynė ir iš tikrųjų, žinokit, kaip pasižiūriu taip gyvai į šitas, pavyzdžiui, vietas, tai atrodo, kad būtų kaip iškilumai tokie, atrodo, norisi tiesiog paimti arba išlyginti. Bet buvo ne visiškai kad vienučių, bet kai siuvinėjau po gabaliukus, tai buvo tenais, kur reikėdavo tenais po vieną, po kelis, bet pagrindė buvo ten po 8, jau ten 12 tos pačios simbolio darbelių. Ir toliau, kaip sakiau, tenais, kad bus jo čia to plunksniniai tokie aprangos gabaliukai, detalės ir čia jau toliau vien bus visas tas tamsumas, daugiau turbūt pamatysim juodo siūlo, bet štai kaip atrodo ir galvojau, gal vis dėlto reikėtų pasėdėti dar kažkiek tai tų dienų ir pabaigti, nes saga rodo, kad liko 3005 tik tai kryželiai padaryti. Bet žinokit, po to pamačiau tiek
tiek laiko susidraugavau aš su jais ir tiek jau metų čia siuvinėju jį po truputėlį ir kažkaip jau net nesinori man netgi užbaigti, nesinori pasakyti ate šitam darbeliui, nes kažkoks tai netgi atsipalaidavimas buvo su juo dirbti, nes nebuvo labai daug siaubingai skirtingų simbolių. Tai buvo truputėlį lengviau taip siuvinėti, bet galvoju, gal užteks šį kartą, ne vieną dieną tikrai jau čionais variau ir taip įtempčiau ir daug išsiuvinėjau tikrai šį mėnesį, bet sakau, čionais tos 3005 kryželius paliksiu jau tikrai kitam kartui ir neturėtų labai tada jau ilgai trukti, nes man taip atrodo, kad čia nemažai bus paprasčiausiai tų juodų tamsių atspalvių. Gal nebus tokios mašalinės, bet štai kaip atrodo ir pažiūrėsim, kaip viskas po to jau atrodys išvyniotas jau kitą mėnesį. O šį kartą aš paliksiu, nes ne vieną, kaip sakiau, tikrai dieną įtemptai taip siuvinėjau ir noriu, kad ir jie pailsėtų pas šitą porelį ir aš su to darbeliu. Bet labai patenkinta, kai tiek daug išsiuvinėjau tikrai. Ir šiandieną yra kovo 20-24 metais ir noriu kai ką naujo pradėti, kad ateitų į šitą dviejų grupę. Čia auksinių rankų, kaip ten Zaltые ručki, rusų dizainas, rinkinys šitą buvau užsiuvinėjusi 21 metais. Labai patiko siuvinėti ir viską dariau ant originalios medžiagos. Tai štai kaip vienas atrodė. Ir kitas draugelis, tai buvo šitie, kaip čionais vadinasi, kinietiški, kaip ten tie lanterns. Labai gražiai, labai patiko, nors galvos skausmas buvo daryti tiek daug bieso, kaip čia ypač šitam matosi čionais tos detalės, bet taip pat ir kur tas išmėtytas sniegas buvo. Ir šitą padariau, kaip bent jau užrašas surašo 16 metais. Tai šitiems dviems ateina į grupę šitas darbelis, tai kaip čionais Sparrow, Brabinai Sičik, angliškai vadinosi Sparrow Owl, kaip čionais žvirblinis apuokas gal išsiverstų, kažkas panašiai. Ir kaip visada daug bus bieso ir turbūt vėl darysiu kaip ir nepaprastą biesą, ypač tuos ilgus kotus, bet darysiu kaip ir kaučingą tą. Ir vėl sniegas bus taip išmėtytas, jums bandau jums labai arti jau čia parodyti. Štai kaip atrodys, daug bus baltos spalvos. Šiaip būtų fainai tokiu su pokeliniu pasiuvinėti irgi, bet bus už stiklo. Ir auksinių rankų toks rinkinys, auksinės serijos, artikulo numeris NP003. Matote, dydis bus 22 ant 42 cm. Ir yra šitam 28 spalvos. Dailininkė yra Natalija Paškova. Ir jau pasidėjau savo tą medžiagą, kuri buvo įdėta, jau prisitaisiau prie savo rankų darbo naminius rėmus, pasižymėjau, kur pats viduriukas grindai bus ir nežinau, ar taip į viršų siuvinėsiu, ar apsukus, kaip sakant, žemyn taip siuvinėsiu, nenusprendžiau. Rinkinyje va štai kaip atrodo spalvos visos, tai kaip ir matome, bus daug baltos spalvos, kur siuvinėti. Kai kurių tokių stipresnių spalvų labai daug nebus, ten truputėlį čia ir ten. Ir buvo rinkinys atėjęs tokiai plastikiniai pakuotėje, kur jau kai nupliši tą cedalį, kaip sakant, tai tada jau žinai, kad buvo pradarytas. Ir rašo, kad 16 čionais kanto Zweigarto medžiaga, DMC siūlai ir taip toliau. Čia va taip adata buvo įdėta dar irgi. Ir pasiruošusi jau siuvinėti. Nežinau, kada aš jį pabaigsiu, bet noriu nors pradėti, kad jau pagaliau galėtų su savo draugais eiti rėmintis ar namie rėmėsiu, nežinau kaip, bet pirmiausia, man reikia jį išsiuvinėti. Taip, kad pradėsiu šiandien, o pažiūrėsim, kaip eisis vėliau.
štai kaip dabar jau atrodo po 2 dienų siuvinėjimo. Čia tas kaip ir išsiverstų žvirblinė pelėda turbūt. Ir galvoju, gal jūs žinote, kaip tie tokie, kur badosi šitie kaip augalai vadinasi, būtų įdomu sužinoti. Bet man saga rodo, kad apie 14% jau esu išsiuvinėjusi. Ir jeigu iš šito darbelio prieš tai niekad nesate siuvinėję, tai parodysiu truputėlį iš arčiau. Ir va matosi, kad grinai, pavyzdžiui, buvo su vienu siūlu pilnai kryžiukai siuvinėjami, šalia buvo su vienu siūlu pusiniai, šalia su 2 pilni kryžiukai. Ir pavyzdžiui, šitas baltas, tai su 3 siūlais pilnas kryžiukas ir šalia buvo su vienu siūlu pilnas kryžiukas. Ir tas pats buvo čia pusiniai su 2, vien žodžiu, labai išmėtyta ir blendų čia aišku buvo. Ir taip pat kai kurios spalvos tai buvo tiesiog eina į vieną ir į kitą pusę, tas pats blendas. Tai reikėjo žiūrėti, tam saga labai padėjo. Nors taip neblogai gan schemoje irgi galima būtų susigaudyti. Ir tas pats buvo, jau čia matosi ta pelėda grinai, tai irgi visa tas kaip ir apibendrinimas irgi buvo išsiuvinėtas su tuo pačiu blendu, ėjau vieną pusę, po to tas pats siūlas ėjo į kitą ir vėl į kitą. Ir man atrodo, taip einant į abi pusės su tais pusiniais gražiau visas vaizdas atrodys, nes vis dėlto kaip ir mūsų plaukai, visi į vieną pusę nežiūri, eina į skirtingas pusės, ypač jų gyvūnų kailiai ir plunksnos į visas pusės eina, tai man atrodo, taip turėtų labai gražiai gautis. Ir kas buvo man, kai buvau nustebinta, tai čia šita mėlyna spalva tokia, ir čia truputėlį daug ryškiau gaunasi, negu pasižiūrėkite čia, tikrai nesimato tokio didelio mėlynumo ir čia. Tai pasitikrinau, lyg tai viskas teisingai ir pagal schemą, ir pagal sąrašą ir taip toliau, ir kad lyg tai turėtų taip viskas būti. Tai nežinau, gal kai pridėsiu biesą, gal ne taip ryškiai žymėsis, bet kartais tikrai būna viršelio nuotrauka visai kitokio atspalvių negu pats darbelis. Ir aš įsiuvinėjau aukštyn kojom, kaip sakant, tai pelėda buvo žemai nudėta ir bandžiau vieną dalyką kaip ir pilnai pabaigti, kiek tik galėjau. Stengiausi paimti siūlą ir jį iki galo užbaigti, kiek tik tai išėjo. Ir taip gavosi, nes jau čia kai kurie siūlai, kur čia turėtų būti tie, nežinau, kai tos plunksnelės vadinamos, tai tenais būtų žemynėje, bet ten nebūčiau dasiekusi, nes dėl rėmų ir taip toliau. Ir nusprendžiau, kad gal biesą tą darysiu, kai viską išsiuvinėsiu, bandysiu išplauti medžiagą, nors čia yra Aida Zveigardo, tai neturėtų per daug susitraukti, bet dėl viso pikto išplausiu ir tada tik tai pridėsiu tuos biesus, nes ypač dėl šitų ilgų, kaip čia nendrės, ne nendrės, čia ta žolė kažkokia yra. Ypač dėl tų kotų aš bandysiu daryti kaučingą ir nenoriu, kad gautųsi banguotai. Nes kartais, kai medžiaga išsiplauna, susitraukia, tai po to tos tiesios linijos taip ir banguotai atrodo. Tai, kad to stengtis išvengti, tai aš bandysiu tada po išplovimo visą tai daryti. Aišku, daugiau laiko užtruks, nebus taip įdomu, bet visą tai darysiu. Ir bandysiu sniego tuos taškiukus siuvinėti, kai toliau pradėsiu siuvinėti, kur nors čia kaip balta, ypač šitoj vietoje gal bus. Pažiūrėsiu, kaip gausis, bet štai kaip dabar atrodo po kelių dienų siuvinėjimų ir labai patenkinta. Nežinau, kada sekantį kartą išsitrauksiu, bet jau pradžia padaryta. Jo draugelė, tie pabaigti darbeliai jau patenkinti, kad šitą pradėjau, taip kad tiek turiu ir atidėsiu iki kito karto. Ir šiandieną yra 22 jau kovo gan vakaras po vakarienės ir nusprendžiau pradėti šitą darbelį, kaip ir buvo planuota šiais metais iš žurnalo tokio Treasures in Needlework, o taip atrodo viršelis. Ir tokie kaip ir 3 karaliai vadintųsi, su daug labai detalių, nemažas bus darbelis, labai daug bus bieso. Tai nusipirkau tą medžiagą, kuria buvo rekomenduotina, kur buvo tipo
išsiuvinėti, bet pasižiūrėkit, koks skirtumas yra, ar ne. Čia toksai violetinis, nors pavadinimas grinai toks pat, tai arba medžiaga pradėjo ne taip dažyti, arba šita nuotrauka yra nubalinta, kaip sakant, ir šita medžiaga iš tikrųjų turėtų būti šita. Žodžiu, pažiūrėsim, pamatysim, noriu pradėti nors siuvinėti. Informacija taip, yra 176 ant 225 pagal kryželių skaičių. Sagą radau, rodo apie 41,5 tūkstančių kryželių. Daug visko bus, įvairiausių netgi diksnelių, įvairiausių specdiksnelių, bus ir truputėlį karoliukų čia nais matosi aplinkui. Va, čia nais grinai tuose, kaip sakant, rėmuose. Labai daug bieso, aišku, bus ir kreiniko bus, ir labai tokių va tiesių linijų, kaip va čia nais matosi bus. Tai dėl tų visų tiesių linijų galvojau, kad gal man viską išsiuvinėti, išsiplauti ir tada, jeigu susitrauks medžiaga, tada galėsiu saugiau daryti tą visą biesą, bet pagalvojau, čia tiek daug bieso, paėmiau tą medžiagą po karštų vandeniu su truputėlį ten indų muilų, ten lašiukai varvinu, kaip sakant, praskalavau šaltam vandenį, įmečiau į džiovyklę, ten kur karštų orų pučia, ir po to dar su lygintuvu perėjau. Tai tikiuosi, susitraukė, jeigu reikėjo susitraukti, viskas bus, tikiuosi, gerai. Nebandžiau skaičiuoti, kiek gaunasi jau, ar susitraukė ar ne, lungučių per colitą. Bet noriu jau pradėti ir pagal mano skaičiavimus gaunasi apie 78 grynos spalvos DMC, tai ten 20 blendų bus ir visokiausiai, sakiau, tie diksniai, taip kad darbo bus tikrai nemažai ir ne vienam metam turbūt, bet noriu pradėti, nes tai buvo mano planuose ir kažkada pabaigsiu juk, ar ne? Bus jums irgi įdomu stebėti, kaip einasi visas tai, kaip atrodo ant tokios spalvos medžiagos, o ne taip atrodo. Ir pažiūrėsim, ar šitas taip daugiau iššoks ar ne ant tokios medžiagos. Taip kad pradedu dabar. Štai kaip jau atrodo, pradžia gera, ne gera, bet pradžia normali padaryta. Ir susikoncentravau prie to vidutinio karaliaus per viduriuką, kur yra. Ir pirmiausia, pradėjau čia tą vieną liniją, o po to ėjau. Ir šiaip jums bliškesnė ta mėlyna spalva dabar atrodo prieš šitą šviesą, bet žinokit, tamsoje ta blizganti, tai eina savo, kaip gražiai atrodė. Tamsoje, taip, tas blizgutis, tai nuostabiai tiesiog atrodė. Ir kaip įdomu, kad reikėjo šito blending filament, nes jie yra tokie plonesni negu paprastas siūlas, reikėjo 3 tokius ir vieną paprastą DMC blendą padaryti, sumaišyti ir taip siuvinėti. Bet labai gražiai atrodo, tai iš vis tamsoje, tai čia kaip gražiai buvo. Ir jau kai pradėjau apsupti su paprastais siūlais, tai kažkaip tas blizgesys truputėlį pradingo, nes čia nais daugiau matėsi. Bet dar taip pat įdomiai, kad pasižiūrėjau, blenduose bus 2 ir 1, va šitos pavyzdžiui buvo 3 su 1 ar ne, o paprasti X tai buvo 3 normalūs DMC siūlai, tai taip gan storokai atrodo. Bet kitur bus su 2, tai gal toks kaip Dimension 3D, gal truputėlį bus irgi iššoks gal tas vaizdas visas, bet kol kas įdomu taip bandyti ir pasižiūrėsim, kaip eisis toliau, bet gal neblogai gaunasi, kaip sakiau, ten tamsesniai vietoj, tai pas jūs čia rodo daug bliškesnė tokia spalva. Ir sakau, tas blizgesys taip nuostabiai tiesiog ėjo, šviežiasi iš tolo. Taip kad pradžia padaryta ir atidėsiu jį iki kito karto, nežinau kada bus, bet jūs būtinai pamatysite. Ir šiandieną yra 23 kovo 24 metais ir pagalvojau, gera diena pradėti šitą Jesnian darbelį. Vadinasi Christmas Elegance arba Kalėdų elegancija. Ir darbelis turėtų būti 71 diksniuko platumo ir 181 ilgio. Tai toks siauras ir ilgas. Nežinau dar, ar aš rėminsiu, ar padarysiu kaip
tokį pakabinimą su medžiaga, bet išsirinkau medžiagą, bent jau countą tą vadinamąją 28, kaip ir siūlyta, bet knygoje buvo siūlyta 2 skirtingų atspalvių medžiaga. Ir aš pasirinkau truputėlį kitokią, panašią, bet kitokią. Tai čia vadinasi, kaip čia išsiverstų žiemos mėnulis pagal Needleblink Designs. Tai tokia maždaug kaip ir šviesiai kreminė spalva, nes norisi, kad ir baltas iššoktų truputėlį, ir toks ekru iššoktų. Ir kas buvo pasiūlyta siūlais, tai ne viską originaliai bandysiu naudoti. Aš pasilyginau maždaug spalvas ir pasirinkau tą iš to, ką turėjau, kai kuriuos buvau užsisakiusi. Tai šitas ekru ir baltas, tai kaip ir turėtų liktai būti. Po to čia bus suodalžė šilkas 2 spalvų. Ir po to pasirinkau, ką aš turėjau, nes aš turiu tokius mažiukus kaip ir pavyzdėlius, Kreiniko Silk Mori, kai kurie žmonės tiesiog keikiasi su jais dirbdami, bet kadangi čia tiek nedaug reikia daryti, man atrodo, man neturėtų sudaryti problemų. Tai čia Kreiniko Silk Mori šilkas. Po to tokie šilkiniai yra Versua, tai 103. Jie yra kitokio storio, kaip sakant, kitaip padaryta, kitaip truputėlį susukta. Tai daug labai tokių senesnių gražių stempleriukų būna, juos naudoja. Ir taip pat Kreiniko numeris 4, va čia keletą špolių turiu, tokių, kad kalėdiškos grynai spalvos. Ir šiaip geri tokie pavyzdėliai, nes čia pagalinės taip tiesiog eina, gabaliukas gali keitaliot, gali išimti kažką ir nieko nieks nežinos, bet sunaudoti kokius nori tenais siūlus, jeigu truputėlį tik turi, tai pavyzdžiui, tenais vieną gali spalvą daryti ir kitur gali tos pačios spalvos nenaudoti, panašiai tik tai iš kitokių siūlų. Taip kad sunaudoti, ką turiu savo stalčiuose, kaip sakant, yra geras dalykas. Taip kad jau medžiaga iškirpta, susidėjau ant savo namų darbo rėmo ir pasiruošusi siuvinėti, ir kaip visada pradėsiu pasižymėjusi jau. Esu pati va čia viršūnėlė ir toliau va taip eisiu pagal linijas, kaip sakant. Tai neskubėsiu, po truputėlį siuvinėsiu ir džiaugsiuosi šituo darbeliu ir jūs matysite tą progresą irgi. Taip kad pradedam. Ir štai kaip atrodo po 1 dienos siuvinėjimų, nepilnumas aišku, bet kaip ir ten buvo schemoje pažymėta, tenais dalimis yra 1 dalis, 2 dalis, 3 tokiam gabaliukais. Ir beveik viskas 1 dalies yra išsiuvinėta, išskyrus pabaigti reikia karoliukus dėti. Tai pasižiūrėkim truputėlį arčiau. Tai galim sakyti, kaip baltas ant balto buvo viskas siuvinėjama su tuo perliniu tuo siūlu, pagrindė visi kryžiukai ėjo tuose kryžiuose tokiuose. Ir po to su baltu siūlu visa kita buvo siuvinėjama su vienu. Tai čia satininiai buvo taip pat daromi su 2. Ir karoliukai, tai tie mažiukai visiškai, jie yra truputėlį ne kaip kaleidoskopinis, bet truputėlį gali skirtis atspalvis tarp jų, jie tokie chameleoniniai. Ir tuos pasižiūrėjau, kad čia tikrai tokie, kaip atrodo, kaip perlai, tokie apvalūs yra, ne tokie tipiški, kaip būtų Melhilo, bet gryni kaip ir perliukai atrodo. Ir taip pat, ką aš nežinau, ar pakeičiau, nežinau, galėčiau taip sakyti ar ne, bet šitos Rhodes dygsniukus, kur dariau, tai nedariau visus, kad pradėti iš to pačio kampo ir užbaigti taip pat, bet aš truputėlį pasukau, kaip sakant, schemą ir dariau, kad eitų, pavyzdžiui, šitas pasibaigia taip, paskutinis dygsnys ir taip, kaip sakant, kad tokį apskritimą padarytų, nors nelabai ten pamatosi, bet gal galėsite jūs įžiūrėti. Truputėlį keičiasi ir tas pats buvo visai kitoj pusėj. Taip pat jau panaudojau vieną kreiniką čia apibiesinti, apipavidalinti viduriuką. Ir čia, aišku, taip turėjau tempti tos siūlus tam tikram dygsny, kad tokie būtų tarpeliai kaip langeliai. Pasižiūrėti. Ir kas liko, tai užbaigti tenais tuos karoliukus aplinkui vieną ir kitą pusę. Ir juos aš
pritaisau, kaip ir dizainerės buvo pasiūlyta, su vienu tokiu DMC siūlu, jisai truputėlį tamsesnis negu medžiaga, bet nieko nesimato, tai visai liuks. Nebandžiau su nematomu tuo eilį siūlu ar kažkokiu tai daryti, arba ten kaip būna nusipirkus iš Kinijos to ploną, baltą irgi siūlą. Darau, kaip buvo pasiūlyta dizainerės. Ir štai kaip atrodo po vienos dienos maždaug darbelio. Negaliu sulaukti, kol užbaigsiu šitą dalį ir po to pradėsiu dirbti prie antros. Labai įdomu pasižiūrėti bus, kaip ten toliau einasi. Ir jūs tai pamatysite irgi kartu su manimi. Ir jeigu ten užstrigsiu kur nors, jūs būtinai apie tai irgi sužinosite. Arba jeigu kokius pakeitimus darysiu. Bet kol kas va štai kaip atrodo. Ir paliksiu kitam kartui. Ir sekantį darbelį nusprendžiau paimti iš va šito žurnalo sausio mėnesio 13 metų Cross Stitch ir Needlework. Ir noriu pasiuvinėti šitą žmogelį. Šitą beje yra dar Nora Corbett, Mirabilis dizainerė, turi fėją šitam žurnale. Ir Leonardo Noel vadinasi tas žmogiukas, nykštukas, dizainerė Janelle Geese. Ir kaip matome, turės labai daug kaip ir blackwork vadinasi, juodasis darbas, kad atbaliniais dygsniais labai daug aplinkui tą rėmą daryti. Ir taip pat jį aš siuvinėju ir su krajniku, turės Whisper siūlai būti, DMC, tai bus pilni kryželiai, blendai, prancūziški mazgeliai, spec dygsneliai. Jį buvau pradėjusi rugsėjo 23 ir man atrodo gal vieną tik tai kartą buvau paėmusi šį išvis, tai siuvinėjau 28 kaunto arbata, kaip ir dažyto Manako medžiagos, čia aš jau taip pirkau, pati nadažiau. Pagal dygsnius gaunasi 72 pločio ir 118 aukščio. Ir pasižiūrėkim, nuo ko aš pradedu šį kartą. Kaip ir priminimas, nes turbūt ir jūs neprisimenat, kaip atrodė tada. Ir pradėjau nuo pačio viduriuko, susikoncentravau jį ir kai tik galėjau, aš ėjau plėstis aplinkui, kad daugiau įvairumo padaryčiau. Tai matosi krinikas šiandien aplinkui eina ir taip pat kriniko buvo tie taškiukai, kaip sakant, blizgantis tokie. Ir perėjau, kai galėjau, jau tada pradėjau tą bordiūrą daryti su kriniku. Ir va čia yra tokie kaip ir spec dygsneliai, turbūt tai iš 2 spalvų grinai yra skirtingų. Ir reikėjo pasižiūrėti, katras bus ant viršaus, katras bus ant apačios. Ir taip tokiais dideliais gaunasi iškreiptais dygsniais daryti. Ir dar daug turbūt darbo laukia, bet po truputėlį dirbsiu ir tai aišku, jisai dar bus biesų apipavidalintas, taip kad yra ką veikti man čianais ir buvo net palikus siūlus, nenorėjau nuiminėti, tai pradėsiu toliau čia su vienu siūlu tą bordiūrą toliau daryti ir po to paimti tamsesnį irgi daryti, čia bus viduj kai ką. Žodžiu, bus labai fainas, kai pabaigsiu, bet dar iki to reikia ilgai padirbėti ir kadangi noriu pabaigti šiemet, tai man reikia jau kuo daugiau dabar padaryti, kad vėliau mažiau liktų prie jo pasėdėti ir atsilaisvintų man rėmos kitam darbui. Bet tai nebus dar greitų metų, taip kad reikia pradėti ir pradedu ir grįšiu turbūt po kelių dienų parodyti, kaip man gavosi. Ir pažiūrėkime, kiek sugebėjau padaryti, nežinau, daug ar nedaug jums atrodys, per 3 dienas. Tai patrauksiu dabar čia į šoną ir pasižiūrėkime, kaip atrodom. Kaip regis, nieko taip labai nepasikeitė kryžiukų pačių dalyje, nes norėjau iš pradžių padaryti rėmą aplinkui su tuo auksiniu tokiu 002V kreiniku, tai kaip ir senovinis tokio atspalvis būtų, bet pasirodo, kad aš jį užbaigiau ir neturėjau užsakiusi papildomai, taip kad užsirašiau kitą sykį, kai užsakinėsiu kažką, tai būtinai šitą irgi paimsiu. Bet kadangi taip liko, tai galvoju, gal toliau padaryti tą aplinkui. Ir iš pradžių nusprendžiau padirbėti su tokiu šviesiai rudu atspalviu,
Bet pasirodo, kad jisai yra kaip ir rodomos aš siuvinėjau bent jau ketvirčiais, nors gal kai kur buvo galima ir pusiniais daryti, bet galvoju, kad nebūtų tokie įsišokę. Toks delikatesnis darbelis gavosi, daug daugiau darbo, bet visas tos bordiūras, kai kur ypač kur kampuose, ten prasidėjo ne kad buvo du, pavyzdžiui, du langeliai, kryžiukai dydžiai būtų, bet buvo ir kaip ir per vieną, tai gavosi du dygsneliai, po to vėl du, tai vėl vienas, žodžiu, šitaip irgi, kur parašyta bus Noel žodis, irgi aplinkui šitą bordiūrą jau apėjau su tuo, su tais ketvirtiniais, čia nors buvo ketvirtis taip, ir taip pat čionais buvo viduje padaryta aplinkui, grinai aplinkui tą Leonardą. Ir patenkinta, kad pamačiau, kad turbūt galėsiu įtilpti tiesiog visame rėme, nereikės man jo patraukti, jau čia tikrai matosi, kad va čia kaip yra pačia tik bieso, tai galėsiu apibrėžti ir čia, kad liktai turėčiau tilpti šitoje vietoje ir aišku, šonuose aš pilnai turiu. Ir po to truputėlį užbaigiau tenais vienas, ar kiek čia buvo tų siūlų, ėjau viena pusė šituo ir po to bus, kaip ir matosi, tas pats čionais, viskas eis aplinkui, taip kad čia irgi nemažai darbo bus tais pusiniais padaryti, bet kadangi pirma, kaip sakant, atšaka buvo padaryta, tai čia nors bent šitoj daly bus truputėlį greičiau ir aišku, čionais bus ir spėstie dygsniukai įtarpinti. Na ir po to nusprendžiau daryti tą mozaiką, čia tokiu kažkokiu kaip ir žalsvų siūlų. Buvo man labai sunku atsirinkti, kokį siūlą turėjau grinai paimti, nes ten, kaip buvo sužymėta, tai labai panašus atspalviai ant schemos ir tikrai kopiją neišeitų daryti arba nufotografuoti ir pritraukti savo instrumente per kompiuterį, kur nors būtų irgi grinai ne ta spalva būtų pasirodžiusi. Taip, kad turėjau pagal žurnalą daryti ir pasižiūrėti ypač, kur susidari su kampais, nes taip pat čia buvo vantų ketvirtinių per viršų irgi ėjo. Ir kaip aš dariau, ėjau kaip ir atbuliniu būdu padarydavau ir po to va čia va tokiu pusiniu per du kryželių langelius padariau per viršų, ne kad būtų va čia pusinis ir čia pusinis, bet taip galvojau, gal taip arti labai pasižiūrėjus, gal atrodytų kaip ir truputėlį 3D gautasi. Bet štai kaip atrodo, 3 dienas padirbėjau, daug labai laiko neturėjau, bet labai patenkinta, kad buvo tokia pradžia padaryta ir pasižiūrėsim, kiek dar kartų man išeis prie jo prieiti, bet tikrai noriu pabaigti šiais metais jau šitą darbelį ir naujiems metams pasikabinti. Ir šiandieną yra kovo pabaiga 24 metais ir nusprendžiau, kad noriu nors pradėti šitą darbelį, kuris yra mano vienas iš 12 spec darbelių, be kitų visų naujų pradėtukų būsimų. Jisai yra vienas, taip kaip sakant, kiekvieną mėnesį aš kažką iš to 12 noriu pradėti. Ir šitas būtų Hardanger srityje. Ir dabar medžiaga tai turi būti taip, bet parodysiu tada, kaip turėtų atrodyti. Va šitai bus išilgai, žodžiu, taip bus. Aš pasižymėjau medžiagos vidurį, kur bus, ir patį viršūnėlę, kur turėčiau pradėti. Taip kad apsuksiu kamerą jums ir pradėsiu rodyti. Pasižymėjau patį viduriuką pačiam viršui, kur reikės pradėti. Ir schema yra Amy Bishop dizainerė, kuri yra Cross and Patch dizainerė. Numeris šitos schemos yra 119, kaip ir brošiūra. Ir štai kaip atrodo darbelis padarytas kaip modelis. Medžiagą aš pasikeisiu, bet kaip matote, labai daug bus satino dygsnelių ir hardangerių, kur reikia iškirpti ir po to užpildyti tas vietas šitose skylėse, kaip sakant. Ir taip pat truputėlį bus čia kryžiukai siuvinėta, bet bus nemažai spec dygsnelių ir va čia įdomus toksai, man atrodo, turėtų būti dygsnelis irgi. Dar kiekvieno nestudijavau pilnai, sakau, kai prieisiu prie jo tada. Taip pat biesų čia parašyta tipo brangink vakar, svajok rytoj ir
kaip čia vadinasi, ir gyvenk šiandieną. Skambutis mane sutrukdė. Ir šitas modelis buvo išsiuvinėtas ant kitokios medžiagos, negu kad aš pasirinkau. Parodysiu jums, kaip yra truputėlį ta schema irgi. Modelis buvo ant kreminės Belfast 32 kaunto medžiagos, o aš pasirinkau 28 kaunto ir kitokią truputėlį atspalvio medžiagą, truputėlį gaunasi tamsesnė. Tai čia vadinasi antikinė dramblio spalva Kešel linas 28 kaunto. Atsikirpau reikiamą gabaliuką ir pasižiūrėkime, ko dar reikalauja. Medžiagą apsidirbau aplinkui ir parodosiu schemoje yra atskirai DMC sužymėta, atskirai Anchor siūlai sužymėti ir atskirai, kaip ir būtų JP codes siūlai sužymėti. Ir schema yra padalinta, pavyzdžiui, čia yra A dalis, čia B dalis ir taip toliau. Ir pagal tai yra aprašymai knygutės pradžioje, kur čia naisvo, pavyzdžiui, eilutė pirma ir taip toliau ir kiekvienas aprašymas, ką reikia daryti. Tai dizainas turėtų būti 1,24 ant 229 dydis ir dabar pasižiūrim, matosi čia kaip ir trečioji eilutė, tas įdomus dygsnis bus, pasižiūrim, kokių bus spec siūlų. Tai kaip matėte, yra paprastų DMC, nes aš DMC naudosiu ne Anchor ir ne JP codes, bet DMC nebent rasiu kokį tenais panašios spalvos atspalvių ir pakeisiu iš rinkinukų. Tai nedaug bus DMC siūlų daryti, bet iš spec siūlų, tai ką mes turime? Mes turime ekrų spalvą ir man atrodo, tas gražiau ant medžiagos pasimatys. Nenorėjau, kad baltai ant baltos grindai nebūtų arba ekro ant ekro vos ne. 12 perlinės siūlas, 8 dydžio. Šitas yra flush vadinasi, arba flush siūlas. Irgi vienas toksai siūlas gaunasi, nėra tenais susukta po 6, kur reikia ištraukti, bet grinai taip vieną įmi iš tos didelės špulės. Ir taip pat Cairn Wildflowers, čia nešilkiniai siūlai, čia yra grinai ką ten tai medvilnė, man atrodo, ar ne. Irgi po vieną siūlą taip išsitraukė, jie visai neblogi, vos ne kaip irisiniai tokie siūlai gaunasi susukti, bet yra nudažyti tokie gražios spalvos, man atrodo, čia grinai bus toms gėlytėms. Ir bukleto pabaigoje taip pat yra parodyti, kaip dygsniukai visokiausi daryti, kur čia daryti ir kaip netgi iškirpti, Satinovo, pavyzdžiui, žingsniukai, kaip reikia daryti. Žodžiu, reikia studijuoti schemą, reikia po eilutę eiti, dirbti irgi, bet mano grįžimas į Hardangerį tą, nežinau, jeigu lietuviškai žinote, kaip jį tą stilių išversti su tais iškirpimais ir po to čia aplinkui reikės apdirbti, kaip tas stilius vadinasi grinai lietuviškai žodžiais, parašykite man. Bet štai ką noriu pradėti. Mano šių metų planas buvo pradėti jį, neužbaigsiu šiemet, bet noriu nors kažkiek tai padirbėti prie Hardangerio, nes jau pasilgau, labai senai tai kažkada esu dariusi, taip kad štai mano pradžia bus. Ir štai kaip atrodo po vienos dienos ir tik tai pasiėmiau 8 numerio perlinė tą siūlą ir pagrinde dariau tuos aplinkui visą tas linijas. Nebuvo nieko sunku, nes pagrinde buvo tik, pavyzdžiui, 13 ir 5 siūlai, tik tai reikėjo susižiūrėti, kur eiti sekančiai, nes negalima siūlą, pavyzdžiui, jeigu tau reikia čia eiti, kad negalima pertraukti per apačią, nes šiandien bus vietos, kur išsikerpa ir taip toliau ir nenori tą matyti. Reikėjo po to kartais užkišti, aš stengiuosi, aišku, taip toli tenais neiti, bet iš eilės daryti ir kai siūlas pasibaigdavo, ten po to kitoje vietoje pradėdavau. Bet man atrodo, daugiau negu pusė bent jau šito viso dalyko yra išsiuvinėta. Tos figūrėlės atrodo kažkokie tokie kaip ir primena, kaip ir mašinos visokiausius tos ženklus, kaip būna lemputės, bet kol kas patenkinta, kaip padariau ir kad jau pradėjau tą Hardangerį ir pasižiūrėsim, kaip man eisis kitą kartą. Ir
Kaip galim sakyti, jau tradicija tapusi, mėnesio pabaigoje bandau išsitraukti savo merginą vaiduoklį, Anajakės schema padaryta. Žinau, bent jau iš angliškai kalbančiųjų, kad klausė, kur galime įsigyti schemą. Jinai buvo nemokama VK grupėse pas ją ir ten keletą jinai schemų nemokamų tokių turėjo, bet buvo perspėjusi, kad jinai nevalė šitų schemų ir gali būti vienetukų bereikalingų kur nors ten ar ten, bet aš įsimylėjau patį vaizdą ir kokį jausmą, jeigu kas nors duoda, tai aš tą išsivinėjau ir man tas labai patiko, čia tas kaip atrodo ir ta išraiška tokia. Ir nusprendžiau siuvinėti. Išsitraukiu 25 kaunto LKS medžiagą ir siuvinėjau pusiniais. Ir ką galiu pasakyti, jeigu noriu per 3 metus pabaigti vieną šitą, kiek matote, eilutę, kaip sakant, didelę plotį, tai man kiekvieną mėnesį maždaug reikia apie 2,25 dygsnelių padaryti. Ir aišku, čia kas buvo 23 metais, man atrodo, šitas buvo padarytas gabalas. Ir norisi antrą trečdalį padaryti 24 metais. Ir maždaug pasiėmiau teritoriją tokį ir ten siuvinėjau, kol maždaug pasibaigė siūlas, ar jau ten truputėlį toliau bus. Ir bandau tokią techniką ne paparkuot, kaip vadinama, neužstatyti siūlų į sekantį dygsnį. Kas šiandien yra, tai tas ir tik likę, daugiau niekur nepalikau kabančių tų siūlų. Ir matosi, kad jau čia jos plaukai prasideda, čia jos jau ant galvos tas gabalas, ševeliūra, kaip sakant, yra. Ir toliau prasidės veidas. O čia palikau tai, kur drugelis toksai baltas bus, nes ten pavieni tokie turi būti dygsneliai ir kai jau čia siuvinėsiu kitą drugelį, tai aš paimsiu ir tada toj vietoje irgi pradėsiu siuvinėti. Tai matosi, čia tokie baltesni drugeliai. Ir štai pažiūrėsim, kiek man gausis šio mėnesio pabaigoje, stengsiuosi padaryti bent jau minimumą, jeigu neišeis, tai neišeis, ką padarysi, bet gal kitą kartą pasigausiu. Ir pažiūrėsim, kiek aš pridarysiu tenais tokių vienetinių tų dygsnelių, nes dabar jau daugiau spalvų čia įeina, ne vien tik tai, kaip buvo vadinamoji, kaip vadinau, siena. Taigi, pradedam. Ir štai, kiek tik tai palyginus nedaug padariau, maždaug pusė, kiek aš norėjau per kovo mėnesį, bet nedaug turėjau visiškai laiko. Tai sakau, nors tiek gerai, kad tiek sugebėjau padaryti. Ir gal jau jums matosi, kad po truputėlį čia pildžiau tas vietas, kur ten buvo tušti, kaip sakant, langeliai, toliau ėjau į viršų, jau plaukus pildyti, užbaigiau tuos kelis kapančius siūlus, nors dar truputėlį va čia liko, bet tai bus kažkada vėliau. Ir taip toliau eisiu po truputėlį vėl pildydama. Ir ką, jau šventos Velykos visos praėjo, vyro šeima, sesuo su vyru buvo atvažiavusi šunimi, mano vyriausias su sužadėtinė atvažiavo irgi. Taip kad daug darėm valgyti, daug valgėm, daug žaidėm stalo žaidimus, daug plepėjom ir pavargė dabar nuo viso to. Ir nors kovo mėnuo taip praėjo gan neblogai, kai kurie darbeliai buvo pasiuvinėti daugiau, kai kurie mažiau, bet kiek norėjau, tiek pajudinau. Taip kad tikiuosi gauti jūsų nuomonės komentaruose, kurie patiko jums mano darbeliai, ypač tie iš naujųjų, kuriuos pradėjau ir kuriuo labiausiai norėtumėt, kad pratęsčiau kuo greičiau. Ir lauksiu tai komentaruose. Ir dabar jau ateina balandžio mėnuo, irgi daug visko bus, tai nežinau, labai daug išeis pasiuvinėti, bet kažkiek tai nors išeis. Taigi sakau iki kito karto, ate ir linkiu visiems gerų dienų, gerų savaičių, gero mėnesio ir tikiuosi, kad jūs linksmai atšventėte Velykas. Taip, kad iki kito karto sakau jums ate.